Labuka. Ieškai ratų. Palauk. O dviračiai šiaip matas? Nefilmuok dviračių, mano sūnaus. Iš naujo padarom normaliai, okei? Okay? Ieškai dviračio, geras oras, noris prasilėkti, bet neturi su kuo. Atvariai į gerą vietą. Dviračio arena. Užžiūrėkit su manim. Čia yra bene kiek dviračių. Tiek dviračių vienoje vietoje. Aš neatsimenu, kada esu matęs. Čia yra didžiausias elektrinių dviračių pasirinkimas. Nori? Pasink dalim. Girdėjau, kad gravelis yra kiečiausi dviračiai pasaulyje. Italija, Italija. Labai skaniai kvepia. Tas pats kaip benzinovas. Aš gal jaučiu išsirinksiu dviratį su konsultanto pagalba. Per daug čia tų dviračių tinga išrinkti. Einam paklausti, koks kiečiausias ir imam. Gali man parodyti kiečiausią dviratį? Jo, turim karboninis, elektrinį bėgiai. O neturėtų būti, kad dviratis pedalas turėtų, ne? Mes jūs užsuksim. Ok, važiuojam. O ką reikia daryti, kad neskaudėtų užpakalis man? Svarbiausia parinkti dydį, sureguliuoti dviratį pagal save. O jeigu užpakalis didelis ir... Jeigu užpakalis didelis, dviračių man daugiau. Ok. Tas skylėčiai yra tam, kad kai važiuoji, nereikėtų nulipti nuo dviračių, kai tolėtų nori. Ne visiškai. Čia šiaip prostatai, vadinamas relief channel. Wow. Ta jautresnė vieta čia įkristų ir nebūtų jokio spaudimo. Balnai ne šiaip savo dedami ant tokių dviračių, nu, lentos tokios, ne? Taip, Šaika, išmokit vieną. Čia yra balda. Turėt kiečiausią dviratį, bet neturėt aprangos, šitas pats kaip turėt piršlybų žiedą, bet neturėt panos. Persirengiam. Nu ką, varom prasilėkti. Auč, per kiaušus. Fainai, žinokit. Patiko? Aha, atiduosim placok. Per imbanką galėčiau. Nu tai važiuojam. Let's go! Kaip tik prasidėjo vasaros išpardavimas, galite plaukti per dviračių jūrą. Ir, pavyzdžiui, galite savo šeiminai nupirkti iškart visai dviratukų. Zikt, sakot, neturit grinų prie savęs tiek daug, ne problema. Yra InBank moki 3 ir InBank moki 10. Kas reiškia, kad jeigu atsiskaitot per pirmus 3 arba per pirmus 10 mėnesių, jūs turit 0% pabrangimo. Žinai, kaip sakoma, ten yra InBank. Sumanus atsiskaito dalimis.